Šiandien bėgame ir kalbame su agentu, muzikos agentu Martynu Kėvišu. Sveikas, Martynai. Sveikas. Labai malonu. Ačiū, kad su tavim pakvietei. Prasibėgti šitą lietingą dieną. Kalbėsime apie tai, ar klasikinės muzikos atlikėjai mėgsta bėgioti ir kaip apskritai tu atsidūrė tokiame įdomiame versle. Tai aš suprantu, tu atstovauji labai rimtiem vardam. Londono simfoninis orkestras, kiti garsus atlikėjai. Ir vežiojo jos po visą Europą. Gal gali papasakot, kaip toks įdomus verslas prasidėjo? Prasidėjo turbūt šitą verslą niekas neteina taip atlikęs kažkokį rinkos tyrimą ir nusprendęs, kad jis nori dirbti klasikinėje muzikoje ir daryti koncertus. Tai tas prasidėjo nuo to, kad dažniausiai būna arba, kad tas ateina iš šeimos, arba tai dažniausiai būna muzikas, kuris tiesiog baigia savo kaip, ar ne visai galbūt sėkmingą, arba tiesiog tokia karjerą kažkokią tai pabaigęs ir nueina tada į vadybą. Buvęs muzikantas. Tai mano atveju tai buvo, kad aš šitą dalyką perėmiau iš tėvo, kuris buvo muzikantas ir kuris jau prieš kokius turbūt 40 metus buvo pradėjęs darbuotis su muzikantais, daryti koncertus ir aš atėjau tiesiog per tą šeimos liniją, kas pakankamai dažnai sutinkamas atvejis yra šitam muzikos versle. Tavo tėčiui prireikė turbūt 40 metų sukaupti tokią milžinišką patirtį, ryšių tinklą. Taip, nes aš ir norėjau sakyti, kad į tą verslą turbūt nėra taip, kad tu ateini tiesiog nusprendęs, kad aš noriu padaryti verslą klasikinėje muzikoje ir daryti koncertus, nes tai yra daug tokių subjektyvių dalykų, kurie paprastam versle neveikia. Tai yra labai tokių asmeninių ryšių, asmeninių santykių, daug visokių neracionalių dalykų nulemia kažkokius sprendimus, kur, sakykime, tai nėra tai, kad tu pasiskaičiuoji su Exceliu, man šitas koncertas apsimoka, aš jį darau, atlikėjas pasiskaičiuoja su Exceliu, pasako, kad jam irgi tas tinka. Tai nėra viskas taip paprasta ir dažniausiai tai priklauso nuo labai ilgalaikių kažkokių tai santykių tobulinimų su tais pačiais atlikėjais, orkestrais. Paminėjai Londono simfoninį, mes taip pat dirbam su Izraelio filharmonijos orkestru, su Filharmonika de la Scala orkestru. Tų vardų yra iš tikrųjų, taip pat dirbam su instrumentalistais, dainininkais ir, taip, sakau, tai yra dažniausiai labai priklauso nuo tokių susiklošiusių ilgalaikių santykių, štai taip, kad ateiti ir pritaikyti tą, ką tu darai, pavyzdžiui, kokiam ten finansų sektoriuje arba ten prekyboje ir gamyboje ir maždaug dabar užsiimti klasikinės muzikos verslu, tas ne visai tie principai suveiks. Aš žinau, tokių atvejų buvo, bet tai dažniausiai buvo tie verslai po to. Turi galvoje, kad ten yra daug irracionalumo. Man patinka, man nepatinka. Labai daug, nes tai kaip ir daug kur mene. Tai, kas yra gerai, labai sunku pasakyti, ar tai yra gerai, ar tau patinka, ir tau atrodo, kad tas yra gerai, bet tas, pavyzdžiui, daugybė žmonių tas, pavyzdžiui, gali nepatikti. Ir tas, toksai tas žvaigždės statusas jis susiformuoja. Ne visuomet, kad tai yra pats geriausias ir pats kažkuom ypatingiausias žmogus ar kolektyvas. Tai yra daug tokių visokių niuansų, kurie tiesiog reikiamų laikų, reikiamų vietų atsidurti ir tas kartais daug daugiau nulemia. Žinai, kaip būna laikraščiuose, mėgsta aptarinėti, kai atvažiuoja kokia žvaigždė, kokie jos įnoriai buvo ypatingi. Kambaryje turi būti jazminų kvapas ir ten tam tikros rūšies arbatžolių. Žinai, ar tau tenka susidurti su tokiais egzotiškais poreikiais atlikėjų? Tas labiau galbūt populiaru pop muzikoje, bet negaliu paneigti, kad tokių dalykų nebūna ir klasikinė muzika. Taip, ir aš nenoriu čia, aišku, dabar tokioje vietoje neminėsiu vardų, bet taip, yra buvę tokių, kur ten irgi vanduo turėjo būti tik tai vienos ten įmonės, kurios to brando toj šaly net... Tik Neries, pavyzdžiui, vanduo, filtruotas tam tikros rūšies. Net ten buvo tiesiog mineralinis vanduo, kuris toje šalyje nebuvo parduodamas. Ir tai pasirodo didžiulė problema. Man neįdomu, atvežk. Taip, tai buvo vokalistas, ta prasme, kuriam neva tai, kad balso stygom tik tai tas vienas vanduo tinka. Čia smulkmena tokia, mes ten radom tų sprendimų, bet tai būna ten visokie su viešbučiais reikalavimai, kur truputėlį kartais ten tai alergija, kilimai kokie ten kelia, tai dar kažką. Tai nėra labai dažnas dalykas ir
tikrai aš čia labai daug ilgai neturėčiau ką pasakot, bet tokių dalykų pasitaiko, ir juos bandom spręsti. O lietuvių atlikėjų, ar tu atstovauji jiems kažkiek, vežioji jos po tą šalis? Esam su lietuviais taip nuolat kažkoks ryšys yra, sakykime, su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Turbūt man toksai pats egzotiškiausias, gal net vienas egzotiškiausių projektų buvo, mes esame Lietuvos nacionalinį simfoninį orkestrą su Modestu Pitrėnu nuvežę į Indiją ir Tailandą. Tai buvo, man pačiam, tai buvo pirmas projektas Indijoje, 2 koncertai Mumbajui. Įdomu, įdomu. Ten tik tai galima užvalgius kur nors paskui nesudalyvauti koncerte. Kiek aš tose kraštuose buvau. Viskas ten sėkmingai praėjo tą kartą. Tai, Lietuva vis tiek reikia realiai žiūrėti, tai Baltijos šalis nėra toks labai didelės, kur tu ta pasiūla kažkokių tai atlikėjų ir orkestrų būtų labai didelė. Ir mes ir tų vardų galbūt tokių jau milžiniškų, kur tu labai daug galėtum juos ten sursiūlyti, taip pat nėra. Bet tu juos vežioji po daugelį šalių. Tai yra ne tai, kad tu, sakykime, Londono simfoninį orkestrą atveži į Lietuvą, tu juos vežioji. Ne, apskritai Lietuva šiaip tai nėra ta galbūt ta šalis, labai aš tą žinoma norėčiau, kad būtų kitaip, bet tai nėra, vėlgi aš sakau, aš tai kalbu realistiškai, tai nėra mūsų prioritetinė tokia pagrindinė rinka ir čia tų koncertų mes padarom pakankamai nedaug, bet kur vyksta daugiausia mano įmonės veiklos, tai yra rytų centrinė Europa, pradedant nuo Suomijos, skaitant visas tas Baltijos šalis, Lenkija, kuri labai įdomi muzikinė prasme ir kur Lenkija yra dabar atsidarė vienos geriausių apskritai Europos mastų ir net pasaulio mastų salių koncertų. Kurio čia vietoj? Vroclavas, Katovicai, Ščecinas ir Liublinas salė yra nemaža pastatyta. Kelius susitvarkė, koncertų salės dar. Taip, ta infrastruktūra pas jos labai yra ištobulėjus ir aš manau, kad tai kas dar nesuprato, tai labai greitai suprast privalės, kad Lenkija yra turbūt bent klasikiniai muzikoje, man tai aktualiausia tokia tema, tai yra turbūt viena svarbiausių teritorijų Europoje. Ir sakau, kam dar tai nėra iki galo aišku, tai tam labai greit paaiškės. Jau vien tik tai, man atrodo, Varšuvos oro uostas Šopeno vardu pavadintas irgi daug simbolizuoja, kiek yra svarbu tautai. Kuris dabar atrodo jau gali būti ir nebe pagrindinis, ne taip už ilgą, nes žada statyti naują oro uostą Varšuvoje didesnį. Jisai Šopeno oro uostas dabar jis jau kaip ir ne visai jau aprūpina visą tą poreikį. O artimiausiu metu atveši mums į Lietuvą. Aš pamenu, lapkričio mėnesį bus rytis. Lapkričio 18 dieną. Čia tokia mūsų kaip ir nauja veikla įmonės, kuomet mes jau nebeatstovaujam, nebedarom tūro tarpininkaujam kažkaip, bet kada mes esam patys kaip organizatorius veikiam, tai lapkričio 18 dieną bus Sandros Radvanovskis soprano iš Kanados ir tenoro Piotr Bečavo koncertas Operos ir baleto teatre. Iš tikrųjų bus tikrai labai gražus koncertas, aš juos kartu esu girdėjęs pats tik tai vieną kartą beje, bet tą kartą aš tą koncertą buvau pardavęs Slovenijoje, kaip jie kartu dainavo, tai buvo tikrai nuostabus koncertas ir sakiau, kad toks dalykas būtinai turi ir Lietuvoje atsidurti. Ar tau teko sutikti klasikinės muzikos atlikėjų, kurie mėgsta bėgioti? Aš galvojau, kad tokį klausimą gali užduoti, tai net atlikau visą tyrimą ir googlinau ir žiūrėjau su ChatGPT, gal kažką išmes. Jokio tokio atsakymo, kad sakyčiau, kad čia yra kažkoks labai žymus dainininkas ar dirigentas, neradau. Ir matyt, tai galbūt nėra pati patogiausia profesija, jeigu tu labai daug koncertuoji, kad tu galėtum labai daug skirti laiko sportui, ypač bėgimui, kur tu turi vis tiek ten kažkiek tai valandų tų rinkti kilometrų. Bet yra mano klube Focus Running bėgioja Viktoras Paukštelis, kuris yra pianistas ir taip pat tapytojas. Ir aš esu taip jau net pajuokavęs, kaip žinai, mėgsta visuomet ir muzikoje kažkas tai būti greičiausias, garsiausias dar kažkom. Tai aš sakiau, kad tu gali save pozicionuoti kaip
greičiausią pasaulyje pianistą, nes toks titulas dažnai būna, kad kažkiek natų kažkiek sugroja. O ką, jis sprintus ar distanciją? Jisai bėga maratonus ir pusę maratono ir labai greitai tą daro. Nes aš pamenu, čia šitą visą įsitraukiau idėją, buvo kažkada reklama Z4 ar Z3, man atrodo, BMW, kur buvo didelėm raidėm parašyta, tai yra pats greičiausias pasaulyje kabrioletas. Ir tas iš karto taip suponuodavo, nu, kaip rimtai? Bet kaip ten visi šitie Ferrari, Porsche. Ir ten būdavo po to paaiškinimas, kad stogas atsidaro per kažkiek tai sekundžių. Tai čia, žinai, irgi gali greičiausias pianistas, nes gali po to parašyti, kad ten nubėgė ten pusę maratono ten per valandą kažkiek tai. Nu, aš tikiuosi vieną dieną atvažiuos simfoninis orkestras, sakys, o kur mums prasibėgti jūsų Vilniui? Gal galite parekomenduoti mums gerų trasų rytiniam bėgimui? Beje, man atrodo, jeigu aš neklystu, tam pačiam Londono simfoniniam ir yra vienas muzikantas, kuris atvažiavęs į naują miestą jisai neina į kambarį, kas šiaip Londono simfoniniam labai būdingas dalykas, kad daug jų muzikantų vos atėję viešbutyje eina, kas ten valgyt, kas ten dar, jie neina į kambarius, o vienas eina visą laiką bėgti, bet aš su juo kažkaip tai taip ir nesusipažinau. Nes jis visą laiką išbėgęs. Jis visą laiką išbėga, aš tai mėgstu pasiruošti, susikaupti ir ilgai po to bėgti, o jisai tik tai eina į viešbutį ir iš karto bėga, tai yra toks atvejis buvęs, bet čia grįžtant prie tos temos, tai nėra tas toks, kai tu visą laiką keliauji su koncertais, tai nėra labai patogu keičiant vietą vis kažkur tai ten autis batus, vežtis aprangą ir visą laiką išbėginėti, nes tas grafikas dažniausiai, ypač orkestrų, kai jie keliauja, yra labai įtemptas, nes kiekvieną dieną vis kita vieta, vis skrydis, repeticija, koncertas, skrydis, repeticija, koncertas ir tai visą savaitę. Ir tam bėgimui, jau net nekalbant apie tai, kad tau reikia kažkiek tai ir pailsėti, taip keliaujant ir visą laiką grojant, bet tiesiog laiko nebeužtenka tokiem dalykam. Aš ir pats už tai, kaip keliauju ar su orkestru kokiu, tai tas dažniausiai sujaukia tos pasiruošimų varžybom grafikus. Ir taip turbūt tai nėra toks pats mano trokštamiausias dalykas kažkur visą laiką važinėti. Gal dainininkai prisibijo, jie labai saugo savo balsą, galvoja bėgimas, prisikvėpuosi čia vėjas, lietus. Ką tavo tyrimai rodo? Aš nežinai, kaip jie žiūri šitą dalyką. Čia reikėtų jau klausyti turbūt kiekvieno individualiai, aš abejoju, ar galėtų ten labai kažkaip tai balsui tas kenkti. Aš žinau tokį vieną žymiausių pasaulio baritonų, Thomas Hampson, tai jisai labai yra sportiškas žmogus, jam dabar yra, man atrodo, 70 metų sueina šiais metais turbūt, bet, jam tikrai tiek neduodam, tai jie pas jį visuomet būna pageidavimas, kad būtų sporto klubas viešbutyje, kuriame jis galėtų ten sportuoti daug ir jis iš tikrųjų tai daro. Ta prasme, tai nėra šiaip reikalavimas raideryje, jis iš tikrųjų tą daro ir jisai sakė, kad jisai bėgiojo nemažai, bet po to jam ten kažkas nutiko su keliu, kažkokia trauma buvo nemaža. Ir tada nustojo jau. O tavo gyvenime bėgimas kada atsirado? Nuo mažens ar kažkada? Oi, ne, bėgimas pas mane atsirado pakankamai vėlai. Mano santykis su sportu turbūt toks buvo nuolatinis, bet toks kaip tūlo lietuvio turbūt. Aš pažaisdavau krepšinį. Vienu metu aš dar mokyklai būdamas tai žaisdavau pakankamai nemažai. Aš beje turėjau neblogą šuolį. Pas mane krepšiniai stipriausia vieta buvo. Ar toli? Į viršų ir į priekį greit. Tas toksai lengvosios atletikos detalės man turbūt krepšinėje gal net ir buvo mano stipresnė pusė, kad aš aukštai pašokdavau, aš greit bėgdavau, bet taip tas po to tų jau treniruotis vis mažiau ir mažiau ten su laiku pradėjau, ten mes šiaip tik jau susirinkdavom pažaisti, sakau, tai toks gavosi pakankamai lietuviškas sporto standartas, kada susirenki ten pamėtai krepšį ir sakai, kad sportuoji. Nors tai jau to sportu turbūt nebepavadinsi ir aš tą po to supratau. Aš tada kurį laiką bandžiau žaisti tenisą, bet pripažinau po 6 metų, kad aš tiesiog esu visiškai negabus tam sportui. Ir manęs visiškai netenkina mano rezultatai. Ir aš jau tuo metu buvau pradėjęs mane į bėgimą, kaip ir į verslą atvedė tėtis, nes jisai
jisai bėgiojo jau kuris laikas. Ir aš kartais prisijungdavau, bet aš kažkaip to nelabai suprasdavau, man tai atrodė pakankamai nuobodus dalykas. Ir beje, mes su tėčiu prabėgome pirmą pusmaratonį kartu. Ir pirmą ir antrą kartu prabėgome. Ir kada tas buvo, prieš kiek metų? Tas buvo prieš jau senokai, nes aš po to gana smarkiai patobulėjau. Buvo turbūt jau kokie 15-16 metų, aš manyčiau, jau praėjo nuo to laiko. Ir šiaip jau tėtis jisai, jam tuo metu buvo kokie 50 keli metai, man 20 keli metai. Tai greitai bus ir kokie, kažkur 15 metų, tai tėtis greičiau bėgdavo už mane. Aš tuo metu buvau toksai drūtas vyras. Nu dabar te pažiūrėsi tokį vaizdus, esi distancijų bėgikas, laibutis toks, nei vieno nereikalingo gramo, pasiruošęs šturmuot maratonus, pusmaratonis. Sakau, kad jau nuo to laiko nubėgau ir daug kelio praeita. Tai dabar jau taip, tas, kas buvo prieš 15 metų, tas jau smarkiai pasikeitė. Laivyba, žiūrėk, matai kaip čia? Aha. Reikaliukai smagu. Tas pats laivas. Kaip Vilnius gražiai keičiasi. Nu, papasakok apie savo didžiausius pasiekimus šitose trasose. Maratonas koks greičiausias, pusmaratonis koks greičiausias ir kokie planai dabar? Pasiekimai, aš jau turbūt kuo ilgiau bėgioji, tuo tu labiau esi kritiškas savo tiem pasiekimam. Ir maratonas turbūt yra distancija, su kuria man pavyko susigyventi tik tai per paskutinius kokius 3 metus. 4 gal. Aš kol kas vis dar 20 sekundžių man trūksta išlipti iš tų 3 valandų. Tos ribos tokios, kur čia turbūt kiekvienas bėgikas savo kaip tokį atskaitos tašką ima. Jo, svarbi svajonė. Ir bandysiu tą jau dabar eilinį kartą pataisyti Valensijos maratone šiais metais, gruodžio 1 dieną. Tai būtų toks mano tikslas. O kaip čia tau sekėsi Vilniui neseniai? Vilniui dabar sekėsi man neplanuotai gerai, nes aš čia taip didelių ambicijų neturėjau. Vilniaus trasa šiaip tai nieko metinė nebus labai tokia lengvutė. Labai lengva, nes vis tiek Vilnius savo grožių ir yra, kad jisai ant kalvų yra. Bet aš prabėgau, šiaip tiesą pasakiau, savo geriausiam laikui šį kartą per valandą 24 su trupučiu. Pusmaratonį. Taip, aš dabar šitą tikslą stačiau kaip tik Valensijos pusmaratonį irgi spalio mėnesį prabėgti kažką tai panašaus, bet dabar reiks jau didinti tikslus Valensijoje, tai jau manau, kad ten arčiau valandos 20 reikės bandyti. Tai kiek laiko užima tau šitas gyvenimo matmuo, taip sakant, profesionalaus bėgiko karjera? Jau profesionaliu čia, Marijaus, ačiū labai už gražius žodžius. Nepavadinčiau to, aš, žinai, kaip yra, man atrodo, pirkau fotoaparatą veidrodinį kažkada, tai ten buvo tokios kategorijos fotoaparatų. Canono, man atrodo, čia yra. Mes galim vartoti kažkokius vardus. Tai geriau tik būtų nesikeikti, nes gali vaikai kovoja toliau. Okay. Tai Canono yra tos grupės fotoaparatų, tiesa pats turbūt su Canonu ir esi pats fotografuoji. Gal aš Nikono daugiau visada buvau, Hasselblad, bet turiu ir Canon, ir Sony. Canono yra ten tas pradedantysis, po to entuziastas ir profesionalas. Yra, man atrodo, 3 tos kategorijos, kur tie numeriai yra išdėstyti. Tai aš ir bėgime, man atrodo, aš esu tas per vidurį entuziastas, aš tikrai nesu pradedantysis. Kur dviženklis skaičius. Taip. Tas protai vienženklis skaičius. Aš ir fotografijoje nusipirkau tą ir bėgime, aš save entuziastą pavadinčiau. Bet tokių rimtų entuziastų, nes tu treniruojasi ir su treneriais ir vaikštai maniežą. Ir apskritai tu kartu su klubu sportuoji, teisybė bėgiko. Taip, Focus Running. Pasakyk man, kokie privalumai, trūkumai? Dalis žmonių vienišai bėgioja tokie kaip aš, kiti dalyvauja kartu su klubiečiais. Trūkumų tai aš nelabai čia ir žvelgčiau, nes man atrodo, kad jeigu tu nori siekti rezultato jau sporte, žinoma, galima sportuoti nesiekiant rezultato. Tas bėgime, man atrodo, yra visiškai natūralu, nes tu gali bėgioti tiesiog šiaip.
Ir aš tą labai ilgą laiką dariau, bet po to vis tiek tu kažkaip nenori pradedi žvalgytis, o kaip čia dabar, čia kas tas yra bėgimas, kiek čia laiko reikia čia bėgti, kokia čia distancija, per kiek čia reikia bėgti. Tai tokių klausimų pradeda kilti ir tu tada pradedi kažkokius tiklus jų dėliotis. Ir bėgimas klube, vėlgi klubų yra įvairių, yra klubai, kurie aš sakyčiau tokie labiau socialinių pagrindų paremti, kur, susitinka bendraminčiai, jie ten pasišneka, kartais ten kokį bokalą išlenka besikalbėdami ir po treniruotės. Tai pas mus labiau yra, nelabiau visiškai yra tik tai sportinių pagrindų, jau tas Focus Running klubas, kur žmonės susirenka tik tai sportuoti. Susifokusavę. Susikaupėsi turi ateiti treniruoti. Tai viskas tas yra jau grinai, kad siekti rezultato. Tai siekiant rezultato, aš manau, priklausyti klubui yra vienas toks jau svarbesnių dalykų, nes tada turėtų turbūt dvigubai daugiau valios, kad tos pačius rezultatus pasiektum individualiai. tą darydamas, va taip iš viso ten be trenerio, tik pagal kažkokius tai literatūrą ten susidėliojęs kažkokius grafikus. Na, man turbūt sunkiai sektųsi tai daryti. Taip. Tu esi plentinis bėgikas? Ar tau patinka ir kitokie žanrai? Offroadai, trailai, smėlis, pliažai, kas tik bebūtų? Žanrai patinka, bet jeigu jau taip apibrėžti, taip, aš ruošiuosi tik tai plento varžyboms. Prasme, maratonui, pusmaratoniui, ten 10 km tebūnie, retai aš bėgu 10, bet taip, tai yra plento bėgimai. Bet šiaip man labai patinka bėgti miškais. Labai norėčiau bėgti kalnais, bet aš tokį santykį su aukščiu turiu šiaip savo, tai nežinau, ar aš ten labai daug kažką tai galėčiau nuveikti. Silpna darosi? Jo, aš aukščio bijau, aš esu šiaip tiesiog aikinęs taip vaikščiojęs ir dabar aš ten vietos, kurios ten jokios baimės ten niekam nesukelia, man jos jau yra tampa kritiniam, tai matyt šitas galbūt man kol kas nelabai. O paplūdimio smėliukas, basam tau patinka prasibėgti? Ne, aš kažkaip to visų tų tokių išvestinių dalykų, ar kaip tik gal čia yra pats tas branduolys bėgimo, aš nežinau kaip čia pavadinsi, bet basomis aš nebėgu. Nors esu apie tai nemažai skaitęs, apie tą basomis bėgiojimą, kai tai yra ten, kad žmogaus prigimtis ten reikalauja, kad tu bėgtum basas ir kad tos kojos tada ten to pirmai atsiskleidžia, bet vis tiek mes gyvenam mieste, turim asfaltuotas gatves, tai matyt reikia prisitaikyti jau prie tos infrastruktūros. Ko gero, kad taip. Nors basam prasibėgti, aišku, labai malonu yra, tiesiog toks kaip patirtis. O apskritai, iš kur tu semiesi informacijos? Tai jūs klube dalinatės, turite trenerį, skaitai papildomai, vaikštai seminarus. Ne, aš dabar turiu pasakyti, kad čia, man atrodo, taip gal pradžioj, kada tu labai tokią aistrą sužadini to sporto kiekvieno, galbūt ten bėgimo, ypač tų sugištermės sporto, kaip ten dviračiai bėgimas ar plaukimas, tu ten tada pradedi, tos literatūros yra tikrai labai apsčiai, ten tokių visokių įkvepiančių pavyzdžių ten ir kas ten, kur ten per dykumą, kur ten nubėgęs ir ten vos nemyręs ar po to numiręs vėliau. Bet esu skaitęs nemažai aš literatūros, bet šiaip tai aš šiuo metu visiškai darau tai, ką man pasako treneris. Tai yra turbūt paprasčiausiai ir tai yra turbūt geriausiai, kad tu nesiblaškai tarp kažkokių. Tai nes, žinai, ten ir tų teorijų bėgimo, kaip ten ruoštis, kam ten. Vieni sakys, ten tu turi didinti kilometražą, kiti sakys daugiau ten greitų kažkokių treniruočių darai. Nu, čia priklauso. Sistemų yra daug, tai faktas. O pagal kokią tu dabar treniruojasi? Va ta svajonė iš 3 valandų išlipti Valencijai ir dirbi pagal kokį planą dabar? Kiek kartų per savaitę, kiek tempų? Gali papasakoti detaliau? Aš stengiuosi taip darbinę tokią savaitę, kad būtų 100 km surinkti. Tai čia kaip šiaip savo darbo srity, jeigu kam nors pasakau, tai už galvos visiems, ką 100, ta prasme kaip 100. Na, bet čia yra tas pats klausimas, kaip sakai, kad tu bėgi maratoną, o sako, o maratoną tai kokį tu bėgi, kiek kilometrų. Na, sakau, maratonas yra 42 km yra. Na, tu, oi, palauk, aš maniau, čia 10 kokie. Tai aš bandau surinkti per savaitę 100 km, jeigu jau artėja ypač maratono varžybas, na, iki 120 padidinti. Man atrodo, daugiausia turbūt esu nubėgęs apie 140.
Tai va čia aš manau jau yra vat ties 140. Bet ne vienu įpu turbūt, ne? Ne, per savaitę. Turiu mini per savaitę čia tiek. Aš suprantu. Tai jau norėjau paklausti, kiek kartų per savaitę ir kaip jie dalinasi. Bėgu kasdien, bent po 10-12 km, taip čia jau tokia lengva atstatomoji, pavadinkim, treniruotė. O 2 kartus vyksta treniruotės, kur jau ten grinai šlifuoji tą greitį, kur ten tie visi bėgimai po 800 metrų po kilometrą, po 1,5, po 2 kilometrus, jau ten bėgioja greitai tas atkarpas, kurios vysto greitį. Intervalai? Taip. Ir vieną kartą per savaitę, šeštadieniais dažniausiai bėgu tą ilgą įbėgimą, tai čia vėl tai priklauso nuo 25. LSD, ta long slow distance. Jo. Iki ten jau, jeigu arčiau maratoną, ir 30 kažkiek kilometrų ten tų nubėgi tada ten vienu kartu. Tai čia turbūt... Kokį ilgiausią atstumą tau teko nubėgti? Maratoną. Ir nežadu. Mano treniruočių partneris Rytis, kaip tik jisai per savo gimtadienį, čia kaip ir pats tą darai, bėga tiek, kiek jam metų yra. Tai jisai dabar jau, kadangi metų yra daugiau negu maratonė kilometrų, tai aš galvoju vis kada nors atšvęst kartu. Bet aš dažniausiai kaip tik vasarą būnu išvažiavęs, bet tikiuosi, galbūt kitą metą pavyks vasarą tą padaryti, tada galbūt jau, jeigu kada nors šnekėsime vėl, tai galbūt jau sakysiu, kad jau 50 kokius 2 ten esu įveikęs, bet kol kas aš planų tokiuose tose ultra distancijose neturiu. O sakyk, kaip su kitais sportais? Ar esi mėginęs dabar, kada tu jau pradėjai bėgioti ir turi šitą tikslą, tam tikrus parametrus pasiekti norėtum, ar tu darai cross training, kažką papildomai, plaukimas, dviratis, štangos? Štangas taip, aš ir dabar čia bėgau iš treniruotės, tai sporto salėje darbavausi, tai jo, fizinį rengimą darau, bet čia su tokiais nedideliais tik svoriais aš ten ir tai tik tai grinai, kad toks truputėlį, kad palaikyta fizinė forma, nes vis tiek bėgimas, jisai tu nelavini viso to kūno, o dirba viskas. Pats bėgimas vis tiek, tu dirbi daugiau kojom, bet yra labai apkraunama nugara, pilvas ir šiaip ir rankos ir pečiai, tai tas vietas reikia pastiprinti papildomai. Tai sporto salėje lankaus, nors prisipažinsiu, tas kilnojimas svarmenų ar ten visokių lenkimų darimas nėra čia mano stichija. Nedžiugina. Man tai yra Girls for girls. Nuobodu. Daugam bėgimas irgi nuobodu, čia skonio reikalas. Matai kaip įdomu, skonio reikalas. Kitiems patinka dviračiai, kitiems bėgti. Ir dviratininkai su bėgikais kartais barasi. Ir nepasidalina real estate. Ar teko tau susidaryti tokiais dalykais? Čia yra žanras. Čia yra žanras, man atrodo, konfliktai tarp bėgikų ir dviratininkų. Esu buvęs situacijose, kur turbūt bėgikai niekuomet nepuola ant dviratininkų, bet čia toks vėlgi dalykas yra, man atrodo, keletas aspektų tų konfliktų tarp bėgikų ir dviratininkų. Vienas yra tas, kad gal ta dviračių tokia kultūra pas mus vėlgi yra iš kur jinai atėjusi, kad žmogus, kuris nusiperka dviratį, jis nori treniruotis plentiniu ten tam važiavimui, gatvėmis važiuoti ir nelabai čia išeina Vilniui. Pavyzdžiui, kaip aš Ispanijoje nemažai laiko praleidžiu, yra tiesiog visa kultūra tų dviratininkų. Važiuoja ten po 20 priekį, važiuoja kokia nors mašina, ten, nes kaip tu turi grupę, tai gali ten palydą pasiimti. Ir visi labai atsargiai aplenkia juos, ten yra tiesiog tas nusistovėjęs toksai dalykas, važiuoja dviratininkų kolona, tai yra normalu. Lietuvoje to nėra, išvažiuok tu su dviračiu kur nors ten į Utenos ten ar Ukmergės plentą. Tai čia, žinai, man žmona ir sakė, kad jinai nelabai ir nori, kad aš į triatloną eičiau, nes dviratis tas toks yra pavojingas dalykas, kur tu gali papulti daug kur. Tai vienas dalykas tas yra, kad mes galbūt neturim tos infrastruktūros, kur iš karto tą kultūrą dviratininkų keičia. Ir tada dviratininkai važiuoja tokiais keliais kaip šitas, kur, čia jisai toks, tu negali čia su plentiniu dviračiu su visa pagarba rautis 40 km. Čia eina ir šuniukai, ir vaikai kokie išbėga. Ir bėgikai taip pat, jeigu, pavyzdžiui, dabar mes čia bėgtume spėriai, tai mums pėstieji greičiausiai irgi pradėtų jau maišyti. Tai čia vis tiek tą tokią infrastruktūrą reikia ją
dalintis mokėti. Bet kartais tiesiog galbūt ir tie dviračių takai tokie net išplanuoti būna keistai. Kaip tik vakar čia vaikščiau su sūnum ir atvejis buvo, kad dviračių takas yra nutiestas prie miškelio, pėsčiųjų takas maždaug 10 metrų toliau prie gatvės. Be abejo, visi eina pėstieji ir bėgikai taip pat dviračių taku. Niekas neina to prie gatvės takų pėsčiųjų vadinamų. Tai, bet vėlgi, dviratis jisai galėtų važiuoti ten, nes jis yra kaip transporto priemonė, nėra gal didelio skirtumo. Bet kartais ir ta infrastruktūra tokia, man atrodo, suplanuojama taip maždaug žmonių, kurie ten per daug neseka. Maždaug kaip čia tas, ar yra logikos, kokios, kaip čia tas dviratis, o kaip čia pėstieji, ar čia kažkokia tai nepersipina, ar kuriems čia kur patogiau. Kartais, man atrodo, tai tiesiog taip nubraukė liniją ir čia bus takas. Gal čia tiesiog daugiau reikėtų pagarbos viens kitam ir būtų visiems geriau nuo to. Pagarbos ir supratimo be abejo, kad reikėtų. Aš čia sakau, nesu tas toksai žmogus, kuris sakytų, kad čia dviratininkai labai pikti ant bėgikų ir čia mes už tai labai nesutarėme. Nes, tose situacijose, sakau, konfliktinės tokias esu buvęs, kur ten iš tikrųjų kartais dviratininkai, man atrodo, tiesiog įžūliai pralėkė dideliu greičiu ir maždaug, kaip aš ir sakau, negali važiuoti va tokiu taku, kaip mes čia dabar, ten 40 ar dar didesniu. Negalėtų daryti treniruočių, keldamas pavojų kitiems. Žinai, triatlonuose tai dar buvo ta plaukimo rungtis, kur irgi kažkoks tas agresyvaus žmogaus pradas išlenda kažkur ir kai ten pradeda toj košiai viens kitam spardėti, žinai. Tai aš prisimenu kaip tokius jau liūdniausias prisiminimus į savo sportinės karjeros. Toj košiai kaip baisu būna. Jo, girdėjau apie šitus dalykus, kur plaukti visi pradeda ir ten kojos ten į akis lenda. Aš jau geriau, žinai, prarasdavau ten 5 minutės, bet kokį puslankį padarysiu, bet išvengsiu, žinai, tos košės. O kalbant apie tokius skausmingesnius įvykius, ar tau yra tekę patirti traumų? Pervargimo kažkokio skausmingo, patempimų, išnirimų, stresinių lūžių? Čia vėl tas dalykas, kai tu treniruojas su treneriu klube, matyt, ir apsaugo nuo to. Nes aš kažkokių tai tokių dalykų, mano nugara galbūt yra tokia silpnesnė vieta, bet čia yra nebėgimas, tai įtakojo tai, kad aš sėdžiu daug. Ir man yra ten buvę, kad su nugara problemų. Ir jeigu aš taip dabar jau nusistatęs, jeigu 200 km per savaitę pasieki, tai jau reikia vis tiek, jau vien tampimų, volavimų nepakanka, jau reikia tada masažisto, kineziterapeuto pagalbos, kad jis truputėlį jau ten atleistų kai kurias vietas. Tai jeigu visą tai darant, manau, kad tu gali saugiai tikrai ten bėgti ir didelių traumų nepatirti. Šitos traumos turbūt iššoka, kai arba iškart pervertini savo galimybės ir ten pradedi neadekvačiai sportuoti, arba, čia man atrodo yra grinai, kada nepasirenkamas teisingas krūvis. O pats prisiskaitęs, žinai, kaip ten žmogus bėga ten 400 km kur nors, tai galvoju, kad čia yra tau prabėg 50 nesportavus. Tai jo, per staigus gaunasi neišlaikymas progresijos veiklos. Čia kaip, žinai, kaip irgi skaitęs esu daug visokių straipsnių, čia po kiekvieno turbūt maratono yra, kad kaip ten užtvindyti visokie skyriai ten, ar ten traumatologiniai, ar ten kardiologiniai, nuo visokių ten perkrovų. Bet tai čia vėlgi, čia ne maratono kaltė, čia yra kaltė žmonių, man atrodo, kurie truputėlį nepasirenka adekvačiai krūvį. Yra toksai mitas, kad bėgimas kenkia, žaloja sąnarius, ėda ten nugarą tau, bereikalingai išnaudoja tavo širdies dūžių limitą ir ten, tu žinai, kaip tu dilini. Vis tiek tavo aplinkoje turbūt, kai sužino, kad tu bėgioji tokias distancijas, ei, bet taigi Martynai, nu tai kaip tau negaila save? Čia kaip mano amžinatilsį močiutė yra sakius, kad aš, man atrodo, Niujorko maratone tuo metu bėgti turėjau, ar tai Čikagos ar Niujorko, neatsimenu, kažkuriam iš tų didelių ir aš ten prasitariau, kiek ten kainuoja, nes ten yra pakankamai Niujorko, man atrodo, didelis tas startinis mokestis. Dar ten papult reiks? Jinai sako, aš tai visą laiką buvau įsitikinus, kad tau čia moka, kad tu ten bėgi. Sako, šokas, apsaugok Dieve, tu čia dabar moki pinigus tam, kad ten dar kažkur važiuoti ir šitiek bėgti toli. Bet čia juokas juokais, bet aš manau, kad tas santykis toks medicinos, kiek aš čia skaitau, aš nenoriu čia absoliutinti, nes aš nesu visų pirma nei daktaras ir nesu nei treneris, ir kaip aš sakiau, aš ir bėgikas esu tik tai entuziastas, bet aš manau, kad truputėlį
Vienas dalykas, kad pats esu susidūręs su nemažai daktarų, kurie sako, na, tai yra sąnariams kenkia, kaip pats sakai, tos dalykus, kad tai širdį per daug apkrauna, kad ten, nežinau, dar kažką ten spaudimas ten kyla ir per daug krenta, nežinau, kas ten tiksliai vyksta, bet... Širdies raumuo per daug išauga, per didelės, per stipriai širdis pasidaro. Aš manau, čia vėlgi tas yra turbūt, kai tu tą pradedi daryti, ne visai adekvačiai suprasdamas, ką tu darai. Na, tu negali bėgti pusės maratono, pažįstu vėlgi lygiai taip pat esu susidūrę žmonėm, kurie visiškai nesportuodami, jie ateina pusę maratono bėgti. Na, čia nereikia daktarų būt, kad tu pasakytum, nu, čia reikia trupučiuką pagalvoti, nebūk tu kvailas, nes iš tikrųjų tu gali susitraumuoti ir kojas, ir širdį, ir nugarą, ir turbūt ten kas tik tai įmanoma, tas gali būti ir sugadinta, bet tam reikia ruoštis. Ir kaip aš pats matau per čia Vilniuje, kaip būna pusmaratonis, čia kartais nori ar su žmona, bet prisės kavos, kur išgert. Ir tu matai, kaip ten, žinai, bėga, na, ten pusę maratono, jis ten matosi nubėgs per kokias ten 2 valandas, ten 30, ar dar net galbūt lėčiau, ar su visa pagarba, ta prasme, kas finišuoja, visiems turi jausti pagarbą, bet, na, žmogus, kuris ten jis nusipirkęs tos anglies pluošto batus, ir jisai negali tiesiog bėgti dar tos distancijos, nes ten jau 15 km violetinis yra. Tai čia iš tikrųjų čia reikia pradėti nuo trupučiuką mažesnių apimčių. Ir tada nebus nei tie visokie ten traumpunktai ar ten kardiologiniai užkišti, kada žmogus įsitreniruosis reguliariai. Nes čia greito rezultato šitam sporte, aš manau, kad tai yra neįmanoma pasiekti. Ta turi daryti labai tolygiai. O kaip tu sakytum, žmogus, kuris šiuo metu nebėgioja, sėdi, darbas jo toksai oficinis, jam 30 keli metai ir jisai sugalvojo nubėgti maratoną. Aš buvau. Kiek jam reikėtų laiko? Kad protingai, apgalvotai, laipsniškai pasiruoštų ir tvarkingai nubėgtų. Čia nereiktų priimti mano žodžių už labai rimtą pinigą, bet aš manau, kad jeigu jisai visiškai ten bėgios, kaip sakoma, mokykloje, o tas bėgimas ten būdavo ten kokie 500 metrų. Na, manau, kad vis tiek visų pirma, ne nuo maratono reiktų pradėti. Pirmiausia, reiktų pabandyti 5-10 km, tada bėgti pusę maratono, turbūt galbūt metų bėgyje, galbūt tik tai. O maratoną palikti vis tiek čia tokiam jau kaip... Aš nemanau, kad žmogus, kuris nesportuoja, dirba sėdimą darbą ir jisai staiga sugalvojo, kad jam reikia bėgti maratoną. Tai čia žinau, kad mano treneris Povilas tam visiškai pritars, nes tai yra nesąmonė. Ta prasme, tu sužalosi save. Bet per 2 metus, pavyzdžiui, galima pasiekti. Manau, kad taip. Už metų pusmaratonį nubėgti ir dar už metų maratoną. Aš manau, kad ir per metus galbūt galima. Bet tik tai pats statymas tikslo nubėgti maratoną, jis jau yra neteisingas. Ir vis tiek reikia pradėti nuo kažkokių tai... Čia, žinai, tas pats, kaip tas paklausau, kaip čia reiktų milijonierium tapti? Kaip čia reikia daug dirbti? Ar čia reikia išlošti? Pageidautina, kad Australijoje bobutė kokią numirtų ir palikti. Ar paveldėti. Tai čia, man atrodo, su maratonu truputėlį irgi panašiai yra turbūt būdų ir tai yra priklauso ir nuo žmogaus, bet aš manau, kad pats statymas tokio tikslo, kad iš karto bėgti maratoną čia ir per kiek laiko čia man dabar pasiruošti, tai ne visai teisingas priėjimas, nes kaip vėlgi mano treneris sako, šitą distanciją reikia gerbti. Ne tik treneris, visi tą sako, kas pabandė ją bėgti. Ir pats turbūt pripažinsi tą. Tai žinoma, lengvų maratonų nebūna, čia visi. Vat beje, subėgęs maratoną ir labai lėtai. Ir nenoriu net sakyti kokiu laiku, bet aš bėgau į Tokijų ir aš bėgau ten turėjau ten ir traumą, nes buvau nugriuvęs, bet man tiesiog reikėjo įskaitai nubėgti, kad aš jį būčiau prabėgęs, nes aš norėjau tą visą didį šešetą susirinkti. Ir aš dar negana to, kad aš taip bravūriškai atskridau iš vakaro, pasiėmiau numerį, o sekančią dieną bėgau maratone. Aš atsikėliau iš ryto, visiškai mane pykint pradėjo biškį. Na, prasme, tas džetlagas labai jautėsi. Ir aš neturėjau minčių gal iš viso nebėgti, nes prastai jaučiausi. Tai iš tikrųjų prastai. Ir pylė lietus kaip iš kibiro dar. Bet prabėgau jį, visiškai ten nekeldamas pulso. Mano ten pulsas buvo turbūt 140, kas yra... dabar 140 mano pulsas yra. Na, prasme, šį kaip krosą, taip prabėgau. Bet aš visiškai buvau pavargęs. Tai čia tas ir dalykas yra, kad nuo maratono
O kas tas didysis šešetas, gal ne visi žino? Gali papasakot? Europos įeina Berlynas ir Londonas, Azijos įeina vienas Tokijas, iš Japonijos ir Amerika turi 3 maratonus įeinančius į Bostonas, New Yorkas? Bostonas, New Yorkas, Čikaga. Tai jau tu turi visus? Aš šiais metais Bostone gavau tą didįjį šešeto medalį ir tuo metu buvau 12 lietuvis, kuris tą šešetą surinko. Labai nedidelis ekskluzyvinis klubas. Jeigu aš būčiau metais anksčiau bėgęs, būčiau turbūt gal 4. ar 5. buvęs, bet bėgime vėlgi, jeigu nesiskaito. Bet labai gražus yra toks, aš vadinu, maratoninis turizmas, žinai. Važiuoji kažkokią šalį ir žiūri, ar kartais tuo metu ten nevyksta maratonas, ar kitas bėgimas. Aš kartais net skrydžio laikus pasiderinu, žinai, kad galėčiau sudalyvauti. Jo, visiškai pritariu tam ir... Tai be tų 6 turbūt dar visą krūvę esi prabėgęs. Krūvos aš tikrai nepavadinčiau, nes aš iš viso esu bėgęs 11, bet nubėgęs 10. Deja, bet turiu tą vieną DNF vadinamą. Reikia turėti tokios patirties, žinai, kaip sakoma, už vieną muštą. Bet aš reabilitavaus po to, ir vieno nefinišavęs už po pusės metų nubėgau savo greičiausią laiką. Tai ten tiesiog man buvo reikalų, man sutraukė pilvo raumenį smarkiai, toj pačioj Valencijoje beje. Ir tiesiog nebegalėjau. Tai žiaurus priešas. Nuo 13 km aš jau nebegalėjau bėgti visai, aš ten bandžiau viską daryti, ką mokėjau, bet nieko nepavyko. Tai nubėgęs aš iš viso esu 10 maratonų, kaip tik Bostonas buvo mano 10. Tai be to didžio šešeto aš esu nubėgęs. Valencija, Kopenhaga. Matai? Atmintis. O kaip gražu. O taip ir turi būti. Kada jau pamiršti, reiškia, yra lygis, kada kažką jau žinai, kaip sakoma, aš žinau daugiau negu tu esi. Aš esu pamiršęs daugiau negu tu, kad nors žinojai, čia toks yra Eminem, žinai. O gal tu turi kokį fainą posakį? Aš kažkur girdėjau, kad tu ir vienose vestuvėse sveikina jaunosius, naudodamasi palyginimai su bėgikais. Yra taip buvę. Aš nepasakyčiau, kad aš buvau iki galo suprastas, bet yra toks, aš tą posakį ir šiaip esu minėjęs ir daugiau situacijų. Nežinau, ar tai teisybė, ir čia reikėtų vėlgi mano trenerio Povilo paklausti, kaip ten viskas tiksliai tas vyksta, bet jisai sako, kad kai bėgi maratoną iki 24 berods kilometro, tu turi sekti pulsą, kad tu neperžengtum to jau anaerobinio slenksčio. Kad tu visą laiką būtum aerobiniam aukštam, bet arti to slenksčio vadinamo. Nes, po to ten vyksta tos visokios cheminės reakcijos ir tiesiog tu jau nebegalėsi išbaigti tos distancijos. Nes labai pradeda tos angliavandenius deginti, kūnas jau ten nieko nebesugeba įsisavinti ir galų gale ten siena atsiranda. Tai iki 24 km reikia sekti pulsą, ką rodo širdis. Po 24, anot mano trenerio, tu gali nebežiūrėti pulso ir žiūrėti tik tai greitį. Nes tavo pulsas užkyla, įsijungia širdis, kuri pradeda padėti jau ten visam tam deguoniam ar kraujui ten vaikščioti. Čia vėlgi medicininiai dalykai, kuriuos aš neišmanau. Ir ta prasme, kad širdis jau tau ištempia viską ten po to, kad tu galėtum finišuoti. Tai ten kažkaip tai mano ta idėja ir buvo. Ir šiaip, tu jauniesiam tą palinkėjai? Ne, kad tiesiog, žinai, kaip jau bus iki kažkurio momento, tu turi sekti kažkokius galbūt parametrus, žiūrėti čia kaip taip, tas taip, bet po to širdis viską jau padarys iki galo. Kažkaip taip ten buvo. Jauniai sako, okei. Nebuvo daug bėgiojant. Masliai turbūt nutėsė. Ačiū. Ten kažkaip tai susipainiau, man atrodo, ir kalbėdamas. Nebuvo labai patenkintas ten savo tuo tokiu. Nieko, svarbu nuoširdumas. Aš pamenu, vienas man draugas per vestuvės sako, aš linkiu, kad šitos vestuvės jums būtų paskutinis. Žinai, šiais laikais aktualu, nes skiriasi, aš nežinau, sako, 75%. Smarkiai. Čia neseniai 20 kažkelis metų šventėm, tai išgirdau statistiką, kad tik tai 4/4 maksimum porų pasiekė tokį, žinai. Lenktyniauja irgi. Jo, tai dabar dar aš noriu tavęs paklausti, ar tu pats tyrinėjai tos laktatus, slenksčius, valdomaksius, daraisi spec tyrimus, savo formą bėgiko analizuoji laboratorijose? tą pradėjau daryti, kaip čia jau taip rimčiau pradėjau sportuoti, nes bėgimas vis tiek yra tų tokių
tau šiek tiek kartais panikos gali sukelt, kaip tu ten bėgi, ten liko dar 10 km, o tavo pulsas 180 kažkiek, tai, na, ir tu nežinai, čia dabar gal tu mirsi jau. Tai tuos tyrimus aš ten darydavausi, tuos laktatus tyriau, bet po to kažkaip tai aš pradėjau žiūrėti, kad vis tiek viskas galų gale, be abejo, tos tyrimus, šiaip kraujo, ten širdies aš darausi kasmet, reguliariai pasitikrinu, bet to ten nedarau, kad ten labai jau ten kažką tai, kur ten tas mano slengstis yra, visgi pasistūmė, nepasistūmė. Aš kol kas vis dar turiu pasidžiaugti, kad vis dar... Čia kai pradėsi olimpiadai ruoštis turbūt, su tokiu tada tikslumu, žiūrėk. Tas yra naudinga, reikalinga turbūt, bet aš to kažkaip tai neperdedu. Ir jeigu tu sugebi rungtynės vis kurias nors ten prabėgti, žiūrėk vis greičiau dar, tai reiškia tie laktatai ten pas tavai ir tie slenkščiai visi. Reiškia viską dar. Viskas gerai. Ar yra tokia charakterio savybė, kurios tau labai trūksta? Ir tu galvoji, kaip aš norėčiau ją turėti, ją išsiugdyti? Ne, Mariau, nėra. Nėra? Kaip puiku išgirsti. Juokauju. I am fully happy. Turbūt čia, jeigu kalbant apie... Turbūt čia tas persipina ir bėgimas, ir darbas. Bėgime turbūt daugas turi tą savybę, kad jie visgi įsijungia pas juos blokai kažkokie tai smegenyse, kur tas kažkokia tai apima matyti baimę, kad čia tau kažkas tai žinai bus ir kad čia tau viskas sunku, nebegaliu, stop. Ir vat su tais bėgimas ir yra turbūt, kad tu su tais blokais ir kovoji nuolat. Beje, labai gera yra knyga Endure, man atrodo, kažkaip ir ten apie visą šitą ištvermės dalyką, kai buvo ten daromi visokie ten tyrimai, kad kaip atkabinti, nes smegenys yra ten keli blokai, man atrodo, pirmas, antras iššokie, tai ten išrušiuoti jie, kurie stabdo tavo, žodžiu, pirmai smegenys tau stabdo, ne kūnas. Taip. Ir tai, kad tu bėgsi ir griūsi negyvas, jeigu tu esi sveikas, taip neįvyks. Niekad, nes tavo smegenys sustabdo tave pirmai. Ir ten buvo daromi tyrimai, kaip šitus atkabinti visus tos nervinius reikalus su visokiais stimuliavimais ten ir taip toliau. Tai, bet čia grįžtant prie tos vietos, taip turbūt, kad kaip ir darbe, taip ir bėgime, ir kaip ir bėgime, taip ir darbe. Norėtųsi galbūt turėti kažkaip daugiau drąsos, daugiau fantazijos. Nežinau, ar čia yra charakterio savybės ir ar čia būtent tai, ko klausi, bet viską taip platesniais užmojais daryti norėtųsi. Taip. Supratau. Ir kaip tu su amžium matai, kad matyt viskas tas taip truputėlį siaurėja tie užmojai. Tai... Tau dar anksti tikrai kalbėti apie amžių ir siaurėjančius horizontus, bet jo, fainai. O dabar sakyk man tokį dalyką. Vat kaip mes matom ChatGPT, tas naujasis technologijas ir visi mąsto, kiekviename versle, kiekviename užsiėmime žmonės mąsto, kiek tai gali pakeisti mane, išstumti, atimti darbą iš manęs, mano vaikų. Tavo veikloj, klasikinė muzika, dirbtinis intelektas, naujos technologijos. Tai galimybė, grėsmė ar kažkoks įrankis? Nesu aš labai koks futurologas, geras turbūt ir nelabai čia ką išprognozuoti daug galėčiau, bet mano supratimu visiškai asmeniniu. Tai, žmonės, man atrodo, save mėgsta irgi audrinti visokiais tokiais momentais, kad čia kaip ir per COVID-ą, kuomet mano verslas buvo labai smarkiai paliestas, jis sustabdytas apskritai buvo. Tai ir daug kas sakė, niekas nebebus taip, kaip buvo, viskas bus kitaip. Šitoj vietoj aš iš karto maniau, kad nebus kitaip. Už tai, kad klasikiniai muzikoje, ypač arba teatre, dramoje, tu negali pakeisti šitų dalykų, tai yra gyvas atlikimas. Ir tai yra žmonių santykis su tai, kas yra scenoje ir tų, kas yra scenoje, su tais, kas klauso salėje. Ir čia tu to nepakeisi nei televizijos kamerom, nei neperkelsi tu to į ekraną. Instagramą neperkelsi. Neperkelsi Instagramą ir tu tas, kad šitie kažkokie ten robotai pradės kažką ten atlikti geriau muziką. Jeigu atliks, tai tada vat ir bus spręstina visgi, ko įdomiau klausytis, bet čia man atrodo... Bet yra tokių eksperimentavimų, aš mačiau, robotas groja fortepijoną. Tai vėlgi sakau, žmonės mėgsta save audrinti, galvoti, kas bus, jeigu bus, arba kas būtų buvę, jei nebuvo. Man atrodo,
tas labai įdomu, bet aš bent jau šiaip klasikinė muzika, jeigu tu tai pažiūrėtum, tai turinys, kurį mes parduodam ar kurį mes suteikiam, yra maždaug sukurtas 200–300 metų bėgyje. Tai nėra dalykas, kad kažkas, tai žinai, prieš 10 metų, koks išėjo ten pirmas iPhone'as, koks jisai dabar ten yra ir koks jis ten bus. Ir kad jeigu tu ten kažko neintegruosi, kuris ten reaguosi į tavo nervinius kažkokius tai impulsus, tai viskas, tu išėjęs iš rinkos. Tai... Bet simfoninė muzika ir toliau kuriama yra, teisybė? Tai, žinoma, kad kuriama, bet aš manau, kad jinai ir bus kuriama. Bet vėlgi, kiek procentaliai pasižiūrėti, aš dabar bijau čia suklyst, bet vis tiek tas yra didžiulis procentas, didesnis procentas pačios muzikos atliekamos, kuri yra sukurta ten per paskutinius kelius šimtus metų. Jo. Ir visa kita po to yra tik tai jau tokie, skatinimas ir jau bandymas kažką vis atrasti, nešti naujo. Bet tai yra konservatyvi sfera. O jaunimas kaip? Instagramo, TikToko karta. Ar vaikštai tos koncertus? Tu matai tas auditoriją. Kokia tendencija? Aš manau, kad tendencija yra, galbūt ir skiriasi. Dabar, man atrodo, ar ne Birmingeme buvo kažkokia tai keista labai ten nuostata išleista, kad leis žmonėm filmuoti koncertą, nes šiaip koncerto metu negalima. Čia toks strictly no visur būdavo. Jo, ir ten leido, ir visi ten pradėjo filmuoti, po to ten pradėjo, man atrodo, tuštėti salę labai, ten kažkaip tai ten gavosi žodžių chaosas. Šiaip jau aš manau, kad tai vis tiek gali, aš ir pats ir nusifotografuoju kartais ten, kaip visi ten ploja, įmetu ten kažkur ten į Facebooką ar Instagramą, tai yra natūralu, bet kad tas turėtų kažkokią tai įtaką, kad dabar maždaug pradės būti kuriama muzika kitaip, pradės dirigentas kitaip diriguoti, kitaip kažkas groti, ar ten muzikantus pakeis robotai, aš čia taip tikrai, aš manau, kad mes maniau to nesulauksim. Gal ir gerai. Ir čia yra tokia labai, čia kaip buvo kažkada irgi, kad buvo kurtas dalykas, kai atsiras video telefonai, kad tai ir buvo labai futuristinis kažkada dalykas ir pats kažkokią fantastinę knygą buvau skaitęs, kad ten telefoną paspaudė, įsijungia vaizdas to žmogaus, su kuriuo kalba ir tai buvo tolima ateitis. Dabar kiek tu kartų ten naudoji tą telefoną? Kažkur užsienį būdama, žinai, kaip paskambinti. Kaip pasiilgai žmonos. Per FaceTime. Bet šiaip jau tai yra dalykai, kurie yra su mumis ir tikėkime, jie liks visada. Kurie vis tiek, jie norisi galvoti, kad kažkas tai čia labai jau tokio įvyks, bet žinoma, kad tas turbūt dirbtinis intelektas, jisai daug kur suveiks ir galbūt yra dalykų, kur tikrai aš ten net neįsivaizduoju ir net nenumanau, kur tai gali iššauti, bet aš manau, vis tiek viskas galų gale susiveda į žmonių santykius, į tai, kad jų galų gale, kaip ir tame kritinį mąstymą, ką jie supranta, ką jie mėgsta. Ir tą dalyką tu gali su to dirbtiniu intelektu kažkiek tai galbūt ir pats savo padėti, patobulinti, surasti kažką naujo. Bet vis tiek, kūrėjai kol kas, man atrodo, šitoj žemėje yra žmonės. Tai ką, Martynai, pasprintuosim pabaigai, biškį palenktyniausim? Kaip pasakysi? Gerai. Kad būtų ką prisiminti. Gerai. Kad paskui neatrodytų, kad labai jau mes ten nieko nepavargom. Nors pabaigai šiek tiek. Pasišnekėti, tik tai atėjom. Tai nuo kaskiuko iki kablio, ne? Gerai, nukrūšęs. Gerai, pasiruošiam. Gerai. 3, 2, 1, einam! Tu manęs negailėk, aš matau, kad tu pasiduodi. Varyk drąsiai. Tavo laida. O to nekviesi. Jis pagailėjo senolio. Oi, geras. Tu fotofinišo reiks. Ačiū, Martynai, smagiai pasikalbėjom. Čia nebuvai kameros pastatęs, atsiprašau, reikia fotofinišą daryti dabar. Nešakas laimėjo. Panašu, kad draugystė laimėjo. Šiandien bėgome su muzikos agentu, kaip jis save mėgsta linksmai pristatyti, Martynu Kevišu. Ir kalbėjom apie tokį unikalų verslą ir žinoma apie bėgimą. Jeigu jums patiko, tai prašom siekti mano kanalą, parašykit komentarų, kas patiko, nepatiko ir ką norėtumėt, kad dar pakalbinčiau.
Taigi Martynas Kėvišas, dar kartą ačiū. Ačiū, Mariau. Iki, gerų to startų. Iki, ačiū.